diena, mėly žiūrovai. Šiandien mes keliavame į Garliavą, kur turime susitikti su jaunikiu Mažvydu, nes jis yra gilioj depresijoje. Taigi, Mažvydai, papasakokite apie savo problemą. Nu va, turiu tokią problemą. Įsižiūrėjau tokią panelę, bet nežinau, kaip man ją užkalbinti. Gal mes galime jums padėti? Taip. Galbūt mes jai galime padaryti siurprizą, nupirkti dovaną, kad jinai nustebtų, jinai būtų laiminga, patenkinta. Taip. Tai gal jau lėkime? Taip. Taigi, Gabija, papasakokite mums šiek tiek apie save. Man patinka vaikinai, tamsiaplaukiai, mėlynakiai, numeris apačiai. Viktorija, tau patinka? Merginos, ką mane kankinat? Merginos, brunetės ir blondinės. Aš esu Eglutė, mėgstu kramdyti gumą. Užaugęs būsiu princesė ir laukiu princo Malto žiūrovus. Čia mano kiemas, visi mane pažįsta ir visos mergos mano. Merginos, ką mane kankinat? Merginos, brunetės ir blondinės. Jo talenta, išpiltas tušas, liko atminty. Taigi mūsų klasė yra pati blogiausia mokykloje. Auklėtojai taip pat vaikais nesirūpina. Su mumis niekas nebendrauja ir tarpusavy mes nebendraujam. Ekskursijas nevažiuojam, nes niekas mūsų nenori, niekas nepriima. Aišku, juokauju, nes nejuokauju. Ir tada papasakokite apie savo jausmingiausią, įdomiausią ekskursiją. Mes buvome balete, ten šoko Romeo ir Džiulieta, labai gražiai šokėjai, labai jausmingai šoko, labai siūtė savo vaidmenį, tai buvo tiesiog nuostabu, labai gražiai. Labą dieną, kaip jūs jaučiatės? Labą dieną, gerai, va. Papasakokit plačiau. Tai ką čia pasakoti, lengvai viskas. Ką reikia? Ką reikia, dabar šokate? Mokiausi, ką reikia? Ką čia, mokiausi? Ačiū jiems. Papasakokite apie savo hobį rinkti knygas. Man patinka labai knygos, va. Turiu pilną knygų. Gal nori šitas už pusę kainų, va. Imk ir tu, va. Pinigus duok. Pinigai, va. Pilną knygų. Galite papasakoti plačiau apie kokias šią knygą, ką renkate, kokią Čia aukščiausios kokybės, daugiau niekur negausi. Čia tik pas mane mokslinės, va. Pilna mokslinio, fizinės, viską. Labai gerai, gal tikrai nori. Gal tikrai, kokie? Pusę kainos duok. Jo talenta, išpiltas tušas, liko atminty. Taigi, šiandien pakalbinsime vieną geriausių mokinių Garliavos Senučių vidurinėje mokykloje, kuris baigė mokyklą prieš 10 metų, tai yra Mantas Sakalauskas, kuris yra... Štai, jau čia. Taigi, Matai, kaip jūsų gyvenimas klausosi šiandien? Labas, žodžiu, žinai, pati pasakė, gerai mokiausi, 12 baigiau, egzaminai blit, nuvariau į univerą irgi, žinok, magistrą pabaigiau, su diplomu pagirimu, viskas super, Ir taip, einu į vieną darbovietę, į antrą. Sako, per gerai tu, mes tau neduosime darbą, tu per gerai moki viską. Gavau pasiūlymų į Angliją, galvoju, eikit jūs visi su tom savo Anglijom, važiuoja žmonės iš Lietuvos, aš Lietuvą myliu. Bet ne, vis tiek siūlė, sakiau, ne, viskas, tikrai, jokių Anglijų. Ir ką, o Lietuvoje tai darbo negavau niekai, Ir žodžiu, per daug gerai viską moku ir dabar, nežinau, tai teko dabar mastausi po mokyklos, prašau tokių kaip jūs, gal ir parūpėt ar netyčia, paribom. Jo talenta, išpiltas tušas, liko atminty. Mano geriausia draugė Jolita, kartu mes esame beveik 11. Ir aš ją labai myliu. Taigi, ji ir pastūmėjo mane ateiti į šią klasę ir aš dėl to labai džiaugiuosi ir visiškai nesigailiu ir aš labai myliu savo klasiokus. Atsiprašau, ar mūsų klasė jums atvesta? Atsiprašau, ar galite? Draugai, išsiskyrimo nebus, nes mes kas rytą, kai saulė pabus, gyvensim drauge pasaulyje.
tikimės ir mūsų svajos galbūt ir vėl išsipildys.